Ką dar noriu pasakyti? Kodėl aš tinkliniam marketingė? Aš jau 10 metų. Daug kas sako, oi, čia ne man. Ne, aš nemoku, aš nesugebėsiu. Man atrodo, gal tokiu atveju nenoriu nieko keisti. Nenoriu mokytis. Žinokit, bet kaip įdomu. Per šitos 10 metų, ką aš sužinojau. Labai daug ko išmokau. Ir dabar mokinuosi pastoviai, žinokit, ir visą laiką vis kažkas tai naujo atsiranda. Tikrai įdomu. Ir dar papildomos pajamos. Gal jos, aišku, ne iš karto. Reikia ir įdirbio. Pačioje pradžioje tikrai nebuvo taip, kaip dabar yra. Visai kitaip jau ir su žmonėm pabendraujam. Mane žavi tai, kad žmogus pats keitiesi, nes nori. Yra mokymai, yra susitikimai, yra suvažiavimai, bendrauji su žmonėmis. Nenori bendrauti, yra soc-tinklai. Ten galime bendrauti, bet irgi kiek draugų pas mane atsirado būtent per virtualūs draugai. O dabar susitinkam, žinokit, kažkas yra nuostabaus. Nežinau, gal aš tokia, mėgstanti bendrauti. Ir kas čia dar žavi tose kompanijose? Tai visokios akcijos yra. Tai kelionės yra kompanijos sąskaita už nuopelnus, ką tu įdedi. Tau atsilygina kelionės. Tai buvo šioje kompanijoje moteris, aš dar nebuvau šioje kompanijoje užsiregistravusi. Važiavo į Malaiziją, į pačią gamyklą. Pamatė, kaip šie produktai yra gaminami. Pabendravo su visais įkūrėjais. Tikrai nuostabu. Dabar irgi yra akcija į kelionę į Dubajų sausio mėnesį. Dar mes turim lapkritį, dar 1 mėnesį. Galim užsidirbti, kas nori. A norit važiuoti kartu? Aš manau, tikrai verta ir įdomu, ir tobulėji, seki kitais pavyzdžiais, tikrai, kur tikrai verta dėmesio lyderių mokymai, kad ir vyksta dabar 40 dienų mokymai. Kiek naujų sužinojau, žinokit, yra kažkas nerealaus. Norit kartu su manim? Rašykit.